Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie probiotiką, tokį mielinį probiotiką Saccharomyces boulardii. Ir paskui gale parodysime, kaip namų sąlygomis pasigaminti tokį pasakiško skonio naudingą gėrimą, kuris netgi skoniu primena senovinę girą. Tik ši gira bus daug skanesnė už tą girą, kurią mes atsimename visi vaikystėje dar iš tų didelių statinių metalinių, kur atveždavo prie parduotuvių dažniausia. Ir skanesnė, ir labai vertinga. Kas tai yra tas Saccharomyces boulardii? Tai ypatingos mielės, kurios veikia kaip probiotikas. Saccharomyces lotyniškas pavadinimas reiškiantis cukraus grybelis. Sacharo cukrus ir myces grybelis. O boulardii kilęs iš prancūzų mikrobiologo Henri Boulard pavardės, kuris pirmas jį atrado. Taigi, kada mums reikia vartoti šį probiotiką, tai dažniausiai jį vartojame, kai sergame ir geriame antibiotikus. Ir po antibiotikų vartojimo rekomenduojama vartoti šį probiotiką. Nes antibiotikai, kaip ir žinote, naikina ne tik blogasias, bet ir gerasias bakterijas, dėl to gali strigti virškinimas arba prasidėti viduriavimas. O boulardii mielės padeda žarnynui atsigauti ir apsaugo nuo tokių problemų. Taip pat boulardii gali padėti išvengti vadinamo keliautojo viduriavimo, kuris dažnai ištinka vykstant į kitas svetimas šalis, tokias kaip Turkija, Egiptas ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu turite jautrų skrandį, dažnai pučia pilvą ar kankina dirgliosios žarnos sindromas, šios mielės gali palengvinti simptomus. Dar viena nauda šių mielių yra stipresnė žarnyno apsauga. Boulardii palaiko sveiką gleivinę, padeda kovoti su kenksmingais mikrobais. Boulardii gali būti pavojinga žmonėms su labai silpnu imunitetu, pavyzdžiui, onkologiniams ligoniams, organų transplantacijų patyrusiems, intensyviai gydomiems steroidais ar chemoterapija. Tai kokiais atvejais netinka boulardii, rasite aprašyme po vaizdo medžiaga. O dabar paaiškinsiu, kodėl šis probiotikas yra veiksmingas, kai fermentuojame. Ir paskui parodysime, kaip jį pasigaminti namie. Taigi štai lentelė skirtumai tarp fermentuoto ir kapsulinio boulardii. Atrašo savybė. Fermentuotas boulardii aktyviai dauginasi fermentacijos metu, kol gėrimas šviežias, aktyvus gyvas. Boulardii kapsulėse užkonservuotas, aktyvuojasi tik patekęs į žarnyną. Poveikis žarnyno mikrobiotai, tai fermentuotas boulardii veikia kompleksiškai, fermentacijos produktai, organinės rūgštys, fermentai, o kapsulėse veikia tiesiogiai kaip grynas probiotikas be papildomų fermentacijos medžiagų. Taigi, žiūrim toliau. Papildomas gėrimas yra fermentų, papildome gėrime yra fermentų sumažinto cukraus, rūgščių, gali lengvinti virškinimą, neturi papildomų virškinimo skatinančio poveikio boulardii kapsulėse, nebent kartu vartojamos skaidulos ar fermentai. Stabilumas fermentuoto yra tas, kad turi galiojimo laiką šaldyti, nes aktyvus. Reikia šaldyti jį. O nefermentuotos kapsulėse tai yra ilgaamžis, stabilus, kambario temperatūroje galite laikyti. Ir naudojimas gali būti vartojimas kasdien, kaip gaivinantis gėrimas, švelnus palaikymas, o kapsulėse patogus dozavimas tinka gydymui ar kelionėse. Tai visas sąrašiukas toksai, pasižiūrėkite, galite sustabdyti, pasidaryti skryną, nusifotkinti ir matysite, kam tai naudinga. Štai atėjo laikas parodyti, kaip pasigaminti šį probiotinį gėrimą. Tai yra labai paprasta, tiesiog reikia turėti obuolių, sulčiaspaudę ir boulardii kapsulių. Štai spaudžiame sultis,
Spaudžiame sultis. Aišku, nulupėme odelę. Paėmėme boulardį kapsulių. Įbarstame viską. Kapsulės turinį gerai išmaišome. Kas nori, gali sultis pakaitinti, jeigu galvoja, kad ten kažkokių bakterijų bus ar dar kažko, iki kokių 70 laipsnių, bet neužvirti. Galite dėti ir apelsinų sulčių, bet natūralių apelsinai spausti. Obuoliai turėtų būti truputį rūgštesni, ten labai gal saldžių nereikia, biškį rūgštesnių kokių. Uždengiame dvigubą marlę, sulenkėme, uždedam gumytę ir paliekame 24 valandom ir viskas. Tai ką, skanaus gėrimo, geros sveikatos ir jeigu patiko šitas video, paspauskite patinka, prenumeruokite mūsų kanalą ir iki pasimatymo. Sėkmės!